Gerą dieną visiems. Labai džiaugiuosi ir visus sveikinu kiekvieną atėjusiu čia į nuostabią šventę. Pirties dieną, kuri šiais metais vyksta Druskininkuose, kultūros sostinėje. Aplodismentai jūsų šiam vaikamistui! Skelbiu Pirties dieną 2025 atidaryta! Sveiki, mėlyjeji! Štai matote, kokia nuostabi yra šiųmetinė Pirties diena Druskininkuose, vijūnėlės paplūdimyje. Kiek daug žmonių. Štai kubilas ir mes artėjame prie pirmosios pirties, kur nuo sostinės pirtininkai. Pirčiulių klubas Pirčiai atvyko. Ką gavau? Masažą ne, dar negavau. Ką čia turit? Gerai, išbandysiu ir aš. Jo, čia va, kaip tik man bus. Užsimerk ir galvoju, kad tai vėjai. Labas rytas. Labas rytas. Gal galėtum ir pojūtis labai geras. Jaučiu, kaip auga plaukai. Gal galėtum papasakot, kaip čia viskas šitas veikia? Kaip? Kadagio spygliukas praduria lengvai jūsų odą. Pasisėja lietuvišką energiją ir pradeda augti plaukai. Ar pažiūrėkit, ar daug užauga? 1, 2, 3, 58, 75, 105, jie auga. Taip, ir mūsų kita pirtis, jau kokia didelė eilė čia laukia žmonių. Ir tai iš pačių Kuršėnų. Kuršėnai, Druskininkai, tai yra praktiškai per visą Lietuvą. Šalia. Kaip taip? Net šalia. Kaip šalia? Tiek per žemėlapį. Ai, per žemėlapį tiek. Labai netoli. Ne, iš tikrųjų labai smagu, kad per visą Lietuvą, matot žiūrovai, kad per visą Lietuvą žmonės atvažiuoja į Pirties dieną ir tai yra kažkas unikalaus. Mes buvome kitoj Lietuvos pusėje ir dabar mes ateinam pas druskininkiečius, Druskininkų vandens parko pirtininkai. Donatas. Sveikas, Gera matyti tave. Koks didelis stiklas. Kadangi esame Dzūkijoje, tai pirtis dzūkiška, naudojom visiškai Dzūkijos augalus, nuo mėtos iki Vingio rykštės ir taip toliau. Bet visų paslapčių niekada neskleidžiam, nes visą tai tik tais pirtyje. Kiekviena Pirties diena yra pranašesnė
už kitas pirties dienas, nes žmonių šypsenos vis platesnės ir jie tampa vis laimingesni kiekvienais metais vis labiau ir labiau, nes pirties kultūra Lietuvoje plečiasi ir apima visą Lietuvą. Jūs pažiūrėkite, kiek čia yra pirčių, kiek puikiai nusiteikusių žmonių, o Šimtavietėje dar dabar yra karšti akmenys. Dar galite spėti atvažiuoti. Va taip. O dabar mes jau artėjame į kitą tokią vietą, kur vadinamas liaudyje Kermošiumi. Ir kiek čia nuostabių, puikių dalykų galima pamatyti. Va, kad ir, sakykim, čia. Va. Kaip sekasi šiandieną? Oi, man labai patinka pas jūs šitie pirties tokie prietaisai. Žinote, būna kartais žmonės turi ten grėblius, kastuvus ir taip toliau, o pirtyje pirtininkai turi vantas ir labai daug visokių pagalbinių priemonių, pavyzdžiui, voleliai. Nu, kaip fantastika, kas vis dar nežinote, kaip tai yra naudojama, jis yra naudojamas va štai čia, bet neatsitūpti reikia. Pirtį reikia atsigulti, žinokit, čia kad aš pritupiu, tik tai parodžiau, bet jūs protingi, nu. Va, labai fainas. Kitas labai geras dalykas yra pasidėti po galvą. Aišku, galima lėktuve tai miegoti, nu, viskas tvarkoj, bet čia yra su puikiu, neperšlampamas, su grikių užpilu ir pirtyje nuostabus pasirinkimas. Iš avies. Iš avių ar iš avinų? Geras klausimas šiaip. Nežinau, ką parduoda tą Žodžiu, iš avies vilnos yra viskas padaryta. Žiūrėkit, kokios fainos, geros ir svarbiausia, tokios va. Yra saulė, užsidedi kepurę vėsu. Tai reiškia pirtyje naudojant... Pirtį tikrai apsaugus. O kaip jūs vadinasi, kaip žmonės jūs gali surasti? Victoria Jusel. O, Victoria Jusel įvedat. Arba Felting My Way, pirties kepurės. Taip, ir to pačiu pasimokysit anglų kalbos. Labai puiku. Ačiū jums. Ir keliaukime toliau po pirties dieną. Matome ir čia, bet pažiūrėkime, kasgi tenais yra. Taip atrodo toli viskas, bet ten vyksta mokymai. Labai įdomus. Visą dieną vyksta mokymai. Atvažiuoja tiek pirtininkai, tiek apie mitybą, tiek apie lietuvišką gerąją pirtį. Diskusijos tarp pirtininkų vyksta, kaip pastatyti pirtį ir daug kitų diskusijų. Į pirties dieną važiuoja net su dviračiais. Norite česnako? Česnako mes labai norime. Juodasis stebuklingas česnakas. Skanaus ir į sveikatą. Ačiū.